Ten Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pradžioje gedulingų pamaldų, pavesdami vėlinių oktavoje, ne tik mirusiųjų palaikus, kuriuos turime bažnyčioje Dievo gailestingumui, bet ir visus mirusiuosius sukalbėkime 5 kartus Tėve mūsų bei amžinai atilsį. Exaltavum Dominus secum miriatam. Miserere mei Deus, secundum agno misericordiam tuam. Et secundum multitudine miserationem tuarum, per iniquitatem meam. Amplius levam iniquitatem mea, et peccatum meo munda mea. Orim iniquitatem meo cognosco, et peccatum contra mea semper. Soli peccavet malam coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicarii. Ex enim iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis conceptus me mater mea. Ex enim veritatem per existi, incerta refuta sapientia tua manifestasti mihi. Asperges meis opo et mundabor, levabis me subernivem de albabor. Auditum et avis gaudium et deliciam, et exultabut rosa humiliata. Avertia paciem doma begatis meis, et omnes iniquitades meas dele. Parusis agribisim delisem utique, volacastim anteles taveris. Sacrificium de asperges contribulatus, or contritum et humiliatum Deus non justitia. Dieve visų žmonių, kurie yra atpirkėjo, atleisk mirusiems visas nuodėmes, mūsų karštai užtarėmėte gauna atleidimą, kurio visada troško prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievo su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Mylimieji, jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo, per tą vieną tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas taptų pilnas. Bet kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumą amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų.
Tai Dievo žodis. Ateikite mano Dievo palaimintieji, sako Viešpats, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Aleliuja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje, kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste, jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną, trokštant ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujant ir priglaudėme, nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergant ir kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Geriai žmonės, kurie šiandien po vakarykštės iškilmės, nors ir buvo darganas oras, šiandien vėl jūs pripildote po to džiaugsmo šventės, kurią Dievas lietaus lašais išreiškė, laimindamas mūsų statybos darbus. Reiškėme dėkingumą savo ir jūsų visų vardu, savo ganytojui, už aplankymą mūsų. O šią valandą, brangieji, mes susirenkame, kada priekyje mūsų guli 6 karstai su Kazimiero, Stanislovo, Marijos Vincento, Kazimiero ir nežinomų asmenybės palaikais. Ir vėl iškyla, sunku ir surasti paguodo žodžius namiškiams ir artimiesiems. Dar sunkiau surasti žodžius tiems, kurie savo širdyje turi neapykantos, keršto ir piktumo. Šiandien nereiktų šią valandą galbūt nieko kaltinti ir nieko teisti žmogiškų požiūrių, bet reiktų prisiminti ir tai, gaila, kad yra mūsų maža tauta,
nors ji prieš eilę šimtmečio valdant didžiajam kunigaikščiui Vytautui buvo didesnė, nuo jūros iki jūros, kaip sakoma, ir tada užkariavo galbūt kitas gentis ir tautas ir išplėtė tas ribas. O kada atėjo laiko metas, kada mūsų tautą peržengė sunkus geležinis batas, ir tada šitie įvykiai visi pasidarė ir įvyko, žmogus nežinojo, kokį teisingą kelią pasirinkti. Ir gražiausius žodžius šiandien tikriausiai šią valandą niekas nepasakys ir neištars, kuriuos girdėjome Viešpaties žodžius užrašytus pas evangelistą Matą, kalbantį apie Viešpaties Dievo atėjimą, kada jis norės, kad būtų atskirti Dievo galybę teisieji nuo neteisiųjų. Šiandien mes daug ką norime pasmerkti, šiandien mes daug ką norime nuteisti, bet supraskime, kad esame maža tauta ir laukia dar ilgas kelias mūsų gyvųjų, mūsų vaikų, mūsų jaunosios kartos, kuriai reikės gyventi po mūsų, ir tik istorija galbūt iškels archyvai gyvuosius ir tikruosius faktus, kurie bus įamžinti į mūsų mažos tautos istoriją. Ir tada gal tą teisingumą, jeigu mes nesugebėsime išvysti ir patys įsikovoti, sužinoti šiandien, būdami maži, tai mūsų vaikai, dvasios akimis ir mes patys Dievo teisingume galėsime matyti. Buvo ir anais laikais, atėjo žmonės, kurie negyveno miesteliuose, kurie prisidengę buvo pušyno ir miškelio prieglobsčio, ir alkani, ir išalkę, ir ligoniai, bet jie buvo mūsų tautos žmonės, mūsų šeimų vaikai, kiti vagonuose keliavo į tolimą šiaurę, ir šiandien laiko dvasioje turime būti dėkingi Dievo apvaizdai, kad ji leidžia tiem palaikam ne tik iš pakrančių sugrįžti į kapines, bet leidžia ir iš tolimuosios šiaurės palaikam sugrįžti daleliai, kai kuriems tik tais į savo gimtą kraštą. Todėl šiandien tegul būna mums šios pamaldos atlaidumo ir nuoširdaus tarpusavio supratimo, kad mus Dievo dvasia jungdama, visus vesdama tuo keliu į savo tikslą, kad sugebėtume vienas kitam ištiesti pagalbos, užuojautos, draugiškumo ir atlaidumo bei žmoniškumo ranką, prisimenant vėlinių oktavoje šiuose laidotuvių pamaldose mirusiuosius. Tegul atlygina ir nuteisia Viešpats Dievas kiekvieną nemirtingą sielą, kurią jis yra pasikvietęs į savo prieglobstį. Todėl mirusiuosius prisimindami ir tarkime, amžinai atilsi, duok mirusiems Viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Brangie, melskime už gyvus ir mirusius, už mūsų laidojimus šiandien mirusių palaikus, kuriuos Viešpats pasišaukė nežinomais keliais iš šio pasaulio. Gailestingasis Dieve, stiprink bažnyčios tikėjimą
mirusiai prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu. Išklausyk mus, viešpats, mūsų laidojimiems šiandien, suteik jiems dalį danguje, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Melskimės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Ir priima viešpats iš tavo rankų šiauką, tegu įteikia garbę šlovę, o mūsų visai bažnyčiai dvasinę malonę. Maloningai pažvelk viešpatie aukas, kurias tau atnašaujame už mirusiuosius. Davęs jiems krikščionių tikėjimo malonę suteik ir atpildą, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis ir visi, kur nevertai tave šlovina per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Šventosios dvasios galėtų gaivini bei šventini visą pasaulį ir be palievos telki savo tautą, kad nuo saulėti iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrai auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome šventosios dvasios gale, pašventink šias paguodas tavo atnašas, kad jūs mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus,
kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kuria turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną tau dėkodamas, laimino, laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno vėl tau dėkodamas, laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujusis ir amžinusis sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami Viešpatį tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimų permaldotas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūną ir kraujo, gaivinami iš šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikė tau mums kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergelė Marija Dievo gimdytoja, su šventaisiais apaštais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoti gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Joną Paulių, mūsų vyskupą Antaną, visus kunigus, vyskupus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusi savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Atmink mirusiuosius, kuriuos pašaukiai iš šio pasaulio, krikštu jie buvo saugę su tavo sūnaus mirtimi, taip te saugo ir su jo prisikėlimu, kada įžadins numirusius keltis į žemės, mūsų gendantį kūną, padarys panašų į savo garbingai kūną. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau iškeliavo mėly iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais, tavo garbė amžinai gerėti. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, čia sunkite brandams amžinajam gyvenimui. Tavo kūną ir kraują priimas Viešpaties Jėzaus Kristaus, tegu nekrogimą teismą ir pasmerkimą, bet dėl tavo gerumo, tegu gyvė saugant dvasią ir kūną. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakvietė avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Melskimės dar kartą iš Kazimiero Stanislovo Marijos Vincento Kazimiero ir žinomos mens Vilę prašydami Dievo, kad suteiktų amžitą džiaugsmą, šviesą ir ramybę. Do pražūties amžinusių. Tegul ilsisi ramybėje. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Viešpats su jumis. Melskimės Dieve visų žmonių, kurie yra atpirkę, atleisk visas nuodėmes mirusiems, žuvusiems ir nukankintiems, kurie karštai užtariami tegauna atleidimą, kurio visada troško, to prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amžinai atilsi daug mirusiems viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Jų vėl ir visų mirusių vėlės Dievo gailestingumu, tegul ilsisi ramybėje. Thank you.
Atsipeik, kitę. Simau, priedrų, be. Krepšelius pasiūlėte ant prie košės. O su tos lietuviais Tavo galėsingų tik atvelti mirusiams atpalaimink šį kapą ir paversti serginau savo angelų, kieno kūną ilsėsi, tu vėlės čia daug išnuodėm, kas tau šiam taisės, tai jiems džiaugtų prašome per Kristų mūsų viešpatį. Galvas ten dedam, galvas ten dedam. Galvas į ją reiškia. Vyras sakė, palikė kraštelį. Čia du karstus. Palei kraštą, taip vyrai, palei kraštą. Čia du karstus palikė. Vyras argi iš tikrųjų šimta. Škipa. Iškelti, paskubės, lauk. Vyrai apsukit karstą. kojelėm į čia padaryti. Jo, jums vienu dar apsukės. Karstas dabar čia.
Paskui palyginsim, paskui palyginsim. Palyginti, palyginti, pasieniai, palyginti. Brangus žuvusiųjų giminės, artimieji, draugai ir pažįstami, gerbiami Gargždų gyventojai. Tokios laidotuvės Gargžduose pirmos. Lietuvoje jos prasidėjo šių metų vasarą ir tebevyksta įvairiose mūsų Respublikos kampeliuose. Jas organizuodami, tai yra ieškodami prieš 40 ir daugiau metų išniekintų savo tautiečių palaikų parkuose, grioviuose, duobėse, šuliniuose, mes atliekame savo žmogiškąją pareigą, tą šventą aktą, atiduoti mirusiems paskutinę pagarbą, suteikti jiems amžiną poilsio vietą ir ramybę. Jokioje civilizuotoje pasaulio valstybėje tauta neniekina savo tautiečių lavonų. Aš laikau savo žmogiškąją pareigą atsiprašyti jų visų dorų žmonių vardu, atsiprašyti giminių, atsiprašyti už tuos, kurie juos niekino, atsiprašyti už mūsų baimę ir nedorą, atsiprašyti giminių, kad jie šitiek metų nešiojo širdyse skausmą, netikrumą. Gal mums visiems po šių laidotuvių dar kartą nuplėštų randų nuo širdies žaizdų bus šiek tiek ramiau, gal pajausim palengvėjimą, kad nors ir kiek pavėluotai, bet padarėm dorą darbą. Atiduodam pagarbą viešai ir drąsiai, minim vardus. Aš noriu pagarsinti mokytojas Telšinskas Kazimieras, jo brolis Stanislavas, Marytė Lukauskienė. Jų kaulus radom po 43 metų. Visus 43 metus jos plovė šaltinio vandenis, o mes tuo vandeniu parke iš šaltinėlio gaivinomės. Todėl jų kaulai labai sudulėjo, mažai jų beliko. Adomavičiaus Vinco, čia jo nėra, giminės atsiskyrė, tačiau jis buvo žiauriai nukankintas, išniekinti jo palaikai. Dukros prisiminė savo tėvą ir atpažino jį pagal išmuštus priekinius dantis kaukolėje. Mes jį radom įmestą kniupščią pusės metro gylyje. Taip jis ir išgulėjo 43 metus. Kazimieras Stonkus išniekintas ir įmestas į molio duobę. Per 43 metus ant jo išaugo slyva. Čia nežinomi palaikai jaunos 20-30 metų mergaitės ar moters. Mes juos radom po klevu, gerai išsilaikiusius kaulelius, tačiau jie buvo užversti plytom, visokiom šiukšlėm. Šiandien, minėdami juos, aš noriu paprašyti giminių ir artimųjų neminėti čia piktų, blogų jų
žudikų ir niekintojų. Nekeršyti jiems ir tegul tas mūsų tylus pasmerkimas, mūsų šitos tylios gražios laidotuvės būna jiems tas atpildas, o toliau tegul jie gyvena ramiai, taip kaip jų sąžinė kalba. Mes norėjom tėvynei parnešti laisvą dalią lyg žiedą lankoj, kad galėtų vėl rūtos žaliuotis ir daina vėl skambėtų linksmai. Tokį keturailį giminės užrašė ant Telšinsko Kazimiero mokytojo Telšinsko nuotraukos. Tad visi čia dalyvaujantieji būkim verti šitų žodžių ir tęskim tą darbą už mūsų laisvę ir nepriklausomybę, už ką jie padėjo galvas. Mirusiems te bus lengva broliškojo kapo žemė, amžinas mūsų atminimas. Dabar prašau visus pagerbti jų atminimą prieš užpilant žemėm, prieš atliekant religinės apeigas, minutės tyla. Visi su nuoširdžiu tikėjimu prašykime gyvų ir mirusių tėvą bei viešpatį, kad mūsų brolių ir seserų vėlėms suteiktų amžiną laimę, kurių kūnų palaikų šiandien žemės prieglobstin atiduodame. Melskime viešpatį Dievą taip, kaip išmokė mus Kristus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ir neleis mūsų, bet gelbėk. Nuo pražūties amžinosios, Išgelbėk viešpatie jų vėlę. tegul ilsisi ramybėje. Amen. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Ir mūsų šauksmas tave te pasiekia. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Melskimės, meldžiame tą viešpatį būk gailestingas šiem mirusiai palaikam, kad už savo kaltes nebūtų baudžiami, kaip tenkėsi į tavo valią. Ir tikėjimas jungijos tikinčių būreis, taip ten tavo gailestingumas te suvienyje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amžinai atilsi daug mirusiems viešpatie. Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Jų vėlė ir visų mirusių vėlės Dievo gailestingumu, tegul ilsisi ramybėje. Žemės mūsų viešpatės kūrė, Dievo mūsų kūną prikelk mūsų teismo dieną mūsų atpirkėjo. Žemės mūsų viešpatės kūrė, Dievo mūsų kūną prikelk mūsų teismo dieną mūsų atpirkėjo. Sveika karalienė!
Dabar čia dar trumpą skelbimą turi gerbiamas Varkalis, mūsų svečias iš Klaipėdos Sąjūdžio tarybos. Brangus Lietuvos žmonės, pagerbdami tos, kurie ginklu kovojo už mūsų Lietuvą, už mus, nepamirškime, kad ta kova dar nesibaigė. Dar Lietuva nelaisva. Aš kreipiuosi į visus čia esančius buvusius partizaninių judėjimo dalyvius, ypač tuos senesnius. Aš atsivežiau nuotraukų. Mums domina Veiviržėnai, Šilalės rajonas. Mes norim atpažinti tos žmonės, kurie taip pat kovoja su ginklu už mūsų šviesų rytojų, už ateitį, už mūsų tautos išlikimą. Tai prašyčiau, kas galėtumėt, kas turit kokį ryšį, turėję ryšį su Veiviržėnais ir Šilalės rajonu, pasilikit, prieikit prie manęs, noriu nustatyti jų asmenybės. Gerbiami laidotųjų dalyviai, Stonkų giminės vardu dėkojame jums visiems padėjusiems palaidoti Kazimierą Stonkų ir kviečiame į gedulingus pietus, kurie vyks Gargždės valgykloje. Visus prašom susirinkti aikštelėje prie autobuso. Skeršinskų giminių vardu irgi taip pat labai dėkoju už daug susirinkimą, už pagerbimą ir kviečiam, kas jau Fetiniškius prašom. Gerai, prašau. Секунду.